Sveiki visi, su jumis vėl aš, CSDXXX ir šiandien mes jau namą turim, fermą mini tokią turim, tai reikia, manau, kad maisto. Tai va, pilna karvių yra tai. Ir be to, mūsų tikslas šios dienos, tai manau, kad prisikirsti iki tiek medžio, kad galėčiau namą pasistatyti ir maistą va, prisikirsti. Ir va, toks va mūsų uždavinys bus. Vorą galim paimti, jeigu gautume siūlų, tada galėsime vėliau mešterę pasidaryti. O ir skeletas čia mirė ir mes čia nieko negavom. Okei, tai pasikirsim daugiau karvių. Be to, jeigu norite, dar kartą pakartosiu apie tą renginį, jeigu norite į keistą Steve'ą rašykite į komentarus ir per komentarus duokite Skype'ą. Tai va. Jeigu aš jūsų turiu Skype'ą, tai parašykit, koks jūsų Skype'o nickname'as ir tada nereikės rašyti Skype'ą, aiškus. Ir manau, kad ne šitam, o va dar tam epizode mes kraustysimės iš čia. Nes čia žiauriai fainų vietelių yra. Avių žiauriai daug, bet jos aiškus mėsą meta, bet... Ir manau, kad čia bus mūsų pirmasis ironas. Neturiu dabar ką pasakyti, tai nelabai daug kalbėsiu. Okei. Čia, manau, vėlesniam laikui kasinėsiuosi. Ir manau, kad kasinėsiuosi už kadro, kad jums nebūtų nuobodu. Varom. Taip. Okei. Čia. Oh, shit. Vos tik tais pamačiau jį. Okei. Po to padarysim tą kelią. Okei, aš varau iš šitos vietos, nes... kad tik nepamešiau namų. Aš ten iš tikrųjų kažkoks urvas, iš tikrųjų tai. Reikia kokią bent jau steką medieną per šitą epizodą nusikirsti. Arba tiesiog čia, nežinau. Tai padarysiu už kadro vėliau. O dabar tiesiog šiek tiek informacijos apie keistą Steve'as. Tai va, apie tą informaciją, tai kai susirinks pakankamai žmonių mano nuomate, tada darysim keistą Steve'ą. Be to, jeigu norit kas nors palošti kokį nors Skybloką arba dar ką nors, rašykit man, palošim kartu, aš filmuosiu. Nu tai va. Ir dar vienas dalykas, ką galėsim palošti, tai bet kokį kitą žaidimą, pavyzdžiui Red Caribou, nes persisinčiau. Ir manau, kad kito epizodai bus Red Caribou po šito. Nors iš tikrųjų aš nelabai žinau, kokius žaidimus būtent jūs norite, kad aš žaisčiau. Tai rašykite komentarus. Ir manau, kad su tokia būstinė ne kažką tikrai. Ir mes galėtume prasiplėsti. Arba bent jau, jeigu jau... Taip, šitą išsikirsime.
pagražinsiu šiek tiek namą, kad neatrodytų kaip purvas, nes tikrai urvinis kažkoks esu. Okei, taip. Reikia iškirsti dar šituos abudu. Taip. Po to štai šitai taip. Be to, kaip jau sakiau, kad nieko nenusičytinti negalėjau per šitą, nes nėra čia jei modo. Okei. Lyg ir viskas. Dabar štai šitaip. Taip dar. O tos sienas išgriaunu. Įdomu, ar užteks medienos. Okei. Čia taip. Varom taip, darom sieną. E, 17 medienos manau, kad neužteks. Tai reikės dar prisikirsti. Varysim. Ir be to, siūskite mapus, kuriuos jūs sukūrėte, adventure. Labai būtų fainai palošti. Tikrai norėčiau. Bus atrankos, jeigu jau daug mapų gausite po vieną. Okei, ir šiek tiek medžio. Ir šis bus epizodas dar vienas tikslas šio epizodo. Tai padaryti viską iš medžio, kad nebūtų ten nesąmoninga. Okei, išsikraftinam šitą. Čia taip padarom. Taip. Ir tikėkimės, kad čia nebus 2 epizodų video. Labai aš jau tuo tikiuosi. Nes tikrai nesąmonė būtų daryti 2 epizodų video, kaip stataisi namą. Nes tiesiog, kaip sakiau, 10 minučių tą galiu filmuoti. Ir manau, kad tuo jau šita misija bus pabaigta. Namo statymu. Ir, na kągi, baigiau. Ir ačiū, kad žiūrėjote, laikinkit, prenumeruokit ir sėkmės.